Ne tik mokiausi apie sveikatą, bet tom ir gyvenu. Turiu nemažai hobių, kurie man padeda palaikyti sveiką gyvenimo būdą, pabūti su savimi ir pailsėti nuo gyvenimo ritmo. Pasistengsiu su jumis vis pasidalinti savo mėgstamomis veiklomis, kurios galbūt įkvėps ir jūs pabandyti ką nors naujo. Po ilgametės sporto salės patirties nusprendžiau, kad nebeturiu motyvacijos į ją eiti. Norėjau priklausyti kokiai nors žmonių grupiai, su kuria nuolat galėčiau susitikti ir užsiimti fizinę veiklą. Nuo vaikystės jaučiau didelę trauką tinklinį, tačiau niekada nebuvau jo išbandžius lankyti su treneriu. Vieną vasarą žiūrėjau, kaip mano brolis prie jūros žaidžia tinklinį, dalyvauja varžybose ir pagalvojau, kodėl aš taip negaliu. Todėl, kai man buvo 24 metai, internete susiradau Vilniuje tinklinio grupių ir prie vienos iš jų prisijungiu. Kaip sekėsi? Prastai. Tiesiai šviesiai sakau, blogiausiai. Visos merginos turėjo daugiau patirties ir įgūdžių, tačiau mano ambicijos buvo didesnės nei tuometinis mano sėkmingumas šiame sporte. Taigi, šiai dienai be perstojo lankau tinklinį, su komanda spėjome sudalyvauti jau ne vienose varžybose ir